Ruduo ar pavasaris sodininkams ir daržininkams nuolat gelbsti akcinė bendrovė Rekyva. Durpės gražuolių rožių draugas minkština žemę, saugo augalus nuo šalčio. Ypač populiarėja žievė, natūralus produktas, tinkantis mulčiavimui. Žievė tarnauja ir kaip dekoratyvinė danga. Na, o artėjant žiemai geriausi kailiniai švylis. Laidus orui ir vandeniui apsaugo šaknis, neleidžia augti piktžolėms. Tačiau tegul apie šį produktą kalba patys augintojai. Tikra tiesa iš pirmų lūpų. Nepaprastai geras ir tinkamas rudeniniam mulčiavimam. Mulčiuoti galima per 30 cm. Būtinai, ne mažiau. Kadangi neaišku, kokia žiema bus. Jeigu bus žiema be sniegė, augalas nenukentės, neiššals ir bus labai gerai augalui. Pavasarį, tirpstant sniegui, visa drėgmė laikysis augalo šaknyse ir nereikės laistyti. Visą rugsėjį galima, pusę spalio galima, tiesiog iki pirmų šlapdribų. Palengvėlę, neskubant, o atsiveš švylį galima patiems iš Rekyvos įmonės, yra pigiau, žymiai pigiau negu parduotuvėse. Vienas skirtumas braškiam, reikia dar truputėlį pelenų, truputėlį nurūkštinti švylį, o taip tai labai tinka. Tai čia pelenai gali būti ant švylio rudenį, gali būti pavasarį, visiškai nesvarbu. Lygiai tas pats ir spanguolynui. Spanguolynui ne pelenų reikia ant švylio pilti, bet truputėlį smėlio. Ir truputėlį smėlio, nes pelenai nurūkština. Braškiam būtina nurūkštinti, o spanguolėm jokių būdų negalima. Spanguolynas turi būti rūgštus, lygiai taip pat kaip ir šilauogė. Aš jau pusę šilauogių paruošiau žiemai. Antrą pusę dar ruošiu. Oi, be Rekyvos čia nieko nebūtų. Reikia būtinai čia ir švylio, ir durpio čia yra dėta. Bet pagrindas yra rudeninis mulčiavimas. Rudenį būtinai reikia mulčiuoti, nes neaišku, kokia bus žiema. Tai reikia tik piktžolės išrinkti ir daugiau nieko. Galima pakedenti, truputį papurenti, truputėlį pajudinti, kad šaknis kvėpuotų, kad oro gautų. Nu, nemažai dedu, nemažai. Iki 30 cm, lygiai taip pat kaip rododendrui. Tos pačios giminės augalas, tik čia uoga, o tenai grožis. Labai gerai būtų, jeigu galėtų žmonės pušų šakelėm mulčią uždengti. Kadangi mulčias truputėlį yra, pūna, šakelės taip pat ir gaunasi miško efektas. Čiagi miško uoga. Ir va čia jau yra 3 kartus duota ir pušų šakelių, ir mulčio, ir va dabar jau 4. kartą šiais metais aš tą patį padarysiu. Ne visi galimybę turi pušų šakelių prisiskinti, o Rekyva čia pat. Oi, kokia šauni terpė. Čia jau ir geriau būti negali. Čia to reikia šilauogei. Ir oro daug turi, ir purumas geras. Čia labai gera terpė. Šilauogiai tikrai to būtina. Va, o dabar reikėtų žievės. O tiesiog nuostabu. Va. O dėl sluoksnio galima neabejoti. Tik tai reikia saugoti, neužpilti labai šilauogės. O aplinkui viskas kuo puikiausiai susinaudoja, kadangi šilauogės šaknis visos yra paviršiui. Svarbu kaklelį išsaugoti, kad jisai nešustų. Va, tai va toks ir yra pagrindinis darbas su šilauogė. Dabar žiemai labai šaunu paruošta. Taip, kaip turi būti. Mes dar turim ir durpių. Durpės taip pat yra labai gerai, ypač spanguolynam. Bet jas reikėtų maišyti su švyliu, kad jos būtų efektyvesnės. Durpės taip pat turi būti rūgščios. Va, smulkios, gražios durpės.
Ir mes mulčiuojam dabar spanguolyną. Čia yra jaunas spanguolynas, jis dar uogelių neturi. Vieną kitą uogelytę. Ir tam jaunam reikia taip pat atsargiai, palengvėlę, neužpilti šaknelių, o tik tai aplink krūmelį apipilti. Va. O paskui pakedenus galima švylį. Po truputėlį palikti spanguolyną kuokšteliais, va taip. Pas mane čia yra pušų šakelės visur, bet mes čia turim žievės. Ir pušų šakelės nebūtina, kada yra žievė. Yra labai geros durpės, jūsgi matot, koks nuostabus produktas, birus, lengvutis. Va, ir dirbti patogu su juo. Ir efektas yra tokio, kokio reikia. Va. Va, šitai pakedenam, papurenam, kad krūmelį būtų viršui, neužpilti. Labai daug metų aš auginau ir rožės, ir kalijas, ir visada naudojausi rėkyvos paslaugom. Va, o ką galiu pasakyti, tai va tą patį, kad pigiausia ir geriausia produkcija Šiaulių rėkyva. Daug metų, net nežinau, 20, tai jau kai nepriklausomybė, o dar prieš tai 20. Taip kad labai daug. Jau čia yra ta kokybė, kurios reikia. Jau nereikia ieškoti kažko tai dar. Išrasti dviračio tikrai nereikia. Jau atrasta yra. Durpės ir švylis yra rėkyvos, o derlius tai jūsų. Akcinė bendrovė Rėkyva, Lingailių gatvė 1, Šiauliai. Jūsų daržo ir sodo draugas visiems laikams.